Labas rytas. Šiandien dalinsiuos savo sūnaus patirtimi, kokius turėjome ir turime rezultatus, pradėjus vartoti Neolife papildus. Kadangi jau pati buvau pradėjusi vartoti mitybos spragom užpildyti ir man labai tiko ir patiko ir džiaugiausi pradėjus juos vartoti, įvedžiau sūnui. Sūnui įvedžiau vaikišką. Lygiai taip pat sukurtas būtent mitybos spragom užpildyti. Tai buvo jam 6 metai, 3 kvadratėliai dieną. Vieną omegą sukeičiau, omegą iki tol mes pirkdavom iš vaistinės ir paprasčiausiai sukeičiau. Nesigilinau, nei kuom čia skirtumas ir panašiai. Ir vitaminą C. Irgi taip pat sukeičiau. Su vitaminu C pati esu užaugusi nuo pat mažens, mama visada duodavo. Tai mes taip pat augam su vitaminu C. Ir nuo 2 metų pradėjus lankyti darželį, sūnui buvo išrašyti akinukai. Akytė buvo viena tinginukė, tai gerąją reikėdavo uždengti, o kad įdarbinti tinginukę. Ir taip 4 metus, iki 6 metų mes sąžiningai pranešiojom, patys paskutiniai mūsų akinukai, kas pusę metų tikrindavosi. Ir ateina momentas, kai reikia vėl tikrintis, važiuodavo kartu vyras, nes daugiau išmanydavo apie akis, apie akinukus. Ir pareina mano vyrai vakare iš gydytojas. Aš įprastai, vaikas nusirengė, už pirato akies, jau čia bėgu iš paskos greitai uždėti. Vyras man iš paskos sako, stop. Nedėk, nereikia. Sakau, kaip suprasti nereikia. 4 metai, diena iš dienos. Sako, nedėk. Tuomet paprašiau vyro, kad man parašytų 4 metų, jie kas pusę metų lankydavosi, tuos rezultatus. Kažkokius skaičiukus jis man ten parašė, aišku, aš nieko nesupratau. Sakau, kas čia? Sako, čia stabiliai, metus 2 kartai ir rezultatai nepakitė. 4 metus niekas nekito. Kas įvyko? Kažkas paskui girdėjau, išaugo. Neišaugo. Paskaičiavau, kada vaikui pradėjau duoti šitos produktus. Buvo lygiai 3 mėnesiai, kai buvo pradėjęs vartoti kasdien šitą trejetuką. Kasdien sąžiningai, paprastom minimaliom dozėm. Aš nežinau, kas įvyko, aš nežinau, kas užsipildė, kas pasitvarkė, kur kaip kas nuėjo, aš neišmanau šitų dalykų, bet iš po šito momento aš truputį kitaip pasižiūrėjau į šitos produktus, pradėjau daugiau domėtis ir aiškintis, kas čia vyksta, kas čia įvyko. Ir, sakykime, per 3 metus aktyvaus dalyvavime seminaruose, kompanijos konferencijose aš gavau begalės atsakymų. Ir šiai dienai galiu tik pasidžiaugti, kad iki manęs atėjo šita žinutė ir aš paprasčiausiai pamėginau, neturėdama jokių lūkesčių, kad kažkas gali pasikeisti. Tai va, pasigalvokit, mums padėjo, gal
ir kitam gali padėti, gal jums gali padėti. Tai tiek. Iki.